Eilinė akumuliatoriaus iškrova, Subaru Outbackas. Pirmų reikalų prieš tikrinant iškrovą, ką turim pasižiūrėti, tai kiek pakrautas yra akumuliatorius. Tai ir padarykim dabar. Na, sekančių reikalų reikės užmigdyti kompus. Rakčiuką padedam toliau nuo mašinos. Sėmam voltmetrą, šiuo atveju toksai žaislinis. Darom kapotą. Na ir pamatuojam, kiek gyvas akumus šiuo metu yra. Prastovėję jinai nuo vakar dienos, nejudinama, 12,2. Ką dabar turim padaryti? Atlaisvinti tai vadinamą masės klemą. Na ir kad nenutraukt elektros srovės tiekimo, mes pajungiam laidą. Tiesiog vienas paprastas laidas su dviem gnybtais. Prisijungiam prie vienos pusės ir tuomet prie vadinamos klemos. Štai. Traukiam iš šono. Ir dabar prijungsim multimetrą. Atsiprašau už triukšmus, tačiau čia ir kelią tiesia šarmais ir kaimynai dirba, tai tikiuosi girdėsis, ką sakysiu. Tai va, mes dabar pajungiam laidą, atjungdami masės klemą, kad nenutrūktų elektros grandinė. Ir pasiėmę esam multimetrą. Apšvietimą pareguliuojam. Tai multimetro laidus pajungiam juodą prie masės, COM, ir raudoną jungiam prie srovės stiprio matavimo. Masės laidą jungiam prie akumuliatoriaus klemos, pliusinį laidą, kuris multimetrą pajungtas prie srovės stiprio matavimo, jungiam prie laido klemos. Tuomet jungiam multimetrą matuoti amperažą. Matom šiuo metu iškrova 212 mA, tai yra 0,2 ampero. Jeigu atjungsim šitą laidą, tai yra ta papildoma laida pirmąjį, kurį jungiam, tai skaičiukai turėtų išaugti. Štai. Dabar mes matom tikrą vadinamą iškrovą. Reikia užraktus užrakinti, bet šiuo atveju ne užraktai reaguoja, o yra tokie mygtukai, signalizuojantis apie uždarytas duris. Taigi tokiem atvejam mes turim spaustukus, kuriuos tiesiog štai atstatom, užspaudžiam mygtuką, na ir signalizuos, kad duris yra uždarytas. Mes turim Subaru Outback berods 2010 metų, tai grubiai tai parašysim, čia yra 4 kartos Outbackas. Aš angliškai ieškau, tai suvedu Subaru Outback, tarkim, MK4 plus fuses and relays. Tai va šitas puslapis. Aišku, mes ne Volkswagen Scirocco ieškom, o Subaru Outbacko. Tai šone arba pačioje galim susirasti arba Ctrl F, įvedam Subaru. Ctrl F, įvedam Outback ir mums rodo nuo 10 iki 14 metų. Šitas variantas mums tinka. Toks pat automobilis, kaip pas mus remontas šiuo metu yra. Taigi mes matom, yra virš vairuotojo kojų saugikliai, tai teisingai padarėm, kad atidarėm vairuotojo duris ir uždėjom spaustuvus ant daviklio. Vairuotojo pusėje reikalingas bus priėjimas. Taip pat turim po kapotų, po variklio dangčių vairuotojo pusėje. Ir berods čia bus viskas: engine compartment, cement fuses, instrument panel, engine compartment. Jo, tai daugiau niekur ir nėra. Grįžtam prie automobilio. Vairuotojo pusė jau paruošta.
Tai beliko tik tai paruošti šičia taip pat yra daviklis. Ir klausimas dabar, ar čia spaustuvai gal ir padės. Pamėginam. Rodos čia palikau jo. Tai patraukiam laidus, kad nesimaišytų. Iš esmės, manau, galima paspaudus užspaust gal iš štai šitos pusės. Rods pavyko. Na, šiuo metu turim 165-164 mA, tai iškrova yra. Tačiau ne visi moduliai dar greičiausiai užmygo. Tai mes luktelsim šiek tiek. Šiuo metu yra 12:56, tai yra 1 valanda dienos. Pamėginsiu prieiti pasižiūrėti 1:30, maksimum 2 valandą dienos. Jeigu mes turėsim iškrovą didesnę negu 50 mA, tai yra šiuo metu daugiau negu 3 kartus viršyje. Ieškosim, kurioje elektros grandinėje yra problema. Na ir toliau įdėsim tą grandinę, surasim probleminę vietą, mėginsim taisyti, šalinti, keisti modulį ar ką reikės daryti, tvarkyti, kad nebebūtų iškrovos, neiškraudinėtų akumuliatoriaus. Na štai, praėjo 40 minučių maždaug. Turim tą pačią 160 mA iškrovą. Ypatingai nepasikeitė, tai manau, nepasikeis ir dar pusvalandžio bėgį, todėl galim pereiti prie antrojo etapo, tai yra tikrinsim saugiklius. Saugiklius galima tikrinti keliais būdais, traukiant po vieną saugiklius ir žiūrint, kada nukris ši reikšmė iki 0, na, žemiau 50 mA, tai yra 0,05. O ten greičiausiai 5, 10, 15 mA būna. Tai o kitas paprastesnis būdas, kadangi traukiant saugiklius ir dedant juos atgal, tai pavadinkime, jūs dažnai galite pažadinti jau miegančius modulius ir reikės šitą procedūrą kartuoti iš naujo, laukti, kol užmigs visi moduliai, tuomet traukti sekantį saugiklį ir panašiai. Tai yra paprastesnis būdas, tam reikalingas antras multimetras. Turime antrą multimetrą. Matuosime ne srovę stiprį, o įtampą, tai matuotume per šitą kontaktą, amperažą. Mes matuojame įtampą. Tai jungiamės, kur parašyta V, miliamperai, tai yra voltai, miliamperai, mikroamperai, skambinimas ir panašiai, na ir žeminimas į komą. Šiuo atveju jungiame 200 mV vertę, pastovios įtampos. Pasiėmėm licus ir judam prie automobilio saugiklių. Judam prie saugiklių. Saugikliai yra čionais ir apačioje čia priėjimas truputį sunkesnis. Tai mėginam turbūt pradžioje šičia žiūrėti. Mėginsiu kažkaip filmuoti ir vieną ranką matyti matuoti, nors nelabai įsivaizduoju, kaip tai padaryti, bet taip, atidarom. Turim saugiklinę. Gal kažkaip pavyks užfiksuoti tą kamerą čia. Kažkas tai matosi. Principas toksai. Saugikliai turi du kontaktus. Kartais būna uždaryti tie kontaktai. Tačiau yra du kontaktai. Liečiam vieną, liečiam antrą kontaktą ir turim matyti nulius. Kaip šiuo atveju ir matom. Jeigu matot ne nulius, o pastoviai 0,1, 0,2 ar panašiai milivoltų reikšmę, tai vadinasi per tą saugiklį eina iškrova. Kažkoks elementas to elektros grandinės daly veikia arba trumpina laidą ar panašiai. Tai mes dabar prasibėgam per visus saugiklius ir žiūrim, ar visur bus nuliai. Jeigu kažkur bus kita reikšmė nei nulis, eisim prie schemų, žiūrėsim, už ką atsakingas tas saugiklis ir ieškosim, kur ta bėda yra. Na, pradėkime nuo apačios matyt. Taip. Nulis. Kartais tenka palaukti truputėlį, bet ne minutėm, o keletą sekundžių ir reikšmė nusinulino. Štai nulis.
Štai ant šito saugiklio mes turim 0,4. Kelintas, 7 saugiklis. 7,5 milė, 7,5 ampero. Taip pat ir paskutinis saugiklis čionais. Taip pat 0. Tai dar sėki patikrinam 7 saugiklį. Jeigu jis parodys 0,4, taip ir yra, tai iškrova yra čionais. Kol kas dar nieko nejudinom. Iškrova iš viso 300. Kodėl 300? Klausimas. Šičia viskas vietoje, čionais irgi viskas vietoje. Paimsim replės. Smailenosios tokias. Senos jau, bet geros. Einam prie saugiklio ir ir traukiam lauk. Tavo 7. Ištraukiam. Sėdimas. Ir vis tiek yra iškrova. Tai tuos 300 mAh parodė dėl to, kad visgi sujudinau šitą velnę. Dabar turėtų būti mažiau laiko. Truputį sumažėjo. Pažiūrėsim po kelių minučių. Tai palikau geram pusvalandžiui valandai laiko stebėti iškrovą toliau multimetro. Taip ir liko apie 250-40 mAh. Jau pamatavau, pasižiūrėjau čionais, tuo pačiu principu, kaip ir vidui salonų darėm. Ir pavyko rasti, kad iškrova eina per, tai parodysim, per 12 saugiklį. Tai yra 7,5 amperų. Prisijungiau prie 12. Matom 1,4 mV. Tuomet per 34 saugiklį 10. Štai 0,1 mV. Na ir tenai 7 saugiklis, kaip ir žiūrėjom. Tai dabar tuo pačiu principu nustatytus saugiklius traukiam lauk. Taip, kaip čia geriau padaryti dabar, kad matytųsi. Štai. Turim 240, jau ištraukiam 12, sukrenta iki 0,967. Taip. Einam 7 iš salono ištrauksim. Čia 14, 7. (71 mV), tai yra vis tiek per didelį iškrovą. Ir traukiam lauk 34 10 amperų. 28. Nejuda nei aukštyn, nei žemyn. Tai va, iškrovos dabar nebėra. 28 mV tai yra visiška norma iki 50 mV. Dabar, kai nustatėm, kurie saugikliai atsakingi yra už esamą iškrovą, žiūrim schemas. Schemos žiūrim power distribution, tai yra elektros įtampos paskirstimo. 7,7, tai yra 7 saugiklis 7,5 amperų. Jisai eina, išsišakoja į 3 vietas. Tai yra TPMS control module, tai yra padangų slėgio kontrolės modulis, security control module, tai yra signalizacija, kitaip vadinama immobilizeris. Toliau dar išsiskirsto trečioji šaka, tiksliau antra
per kelius modulius. Tai yra AC Control Module, tai yra kondicionieriaus modulis, Impact Sensor smūgio daviklis, EPB Control Switch. Čia greičiausiai Electronic Parking Brake, tai yra elektrinis rankinis, kurio berods šitam modelyje nėra. Tuomet Body Integrated Unit, liaudiškai vadinamas komforto blokas, Combination Meter, berods tai yra prietaisų skydelis. Jau žiūrėjau schemą, tai dėmesys atkreiptinas į komforto bloką, tai yra Body Integrated Unit. 7 saugiklis duoda elektrą tenai. Čia yra salone 7 saugiklis. Po variklio dangčio, variklio skyriuje dar 2 saugiklius ištraukiant. Tai buvo 12 7,5 amperų ir 34 saugiklis 10 amperų. Tai paieškosiu, susirandam 12. Tokio nėra. 34. Tokio nėra čionais. Sekantis lapas 34 yra. Prisiartinam. 34. Main Fuse Box. Tai būtent pagrindinė saugiklinė po variklio dangčių. Ir už ką jis yra atsakingas. From AT Select Lever Illumination Light. Taip, 34 mažiausia iškrova buvo 0,1 mV. Šiuo atveju jis atsakingas už. Čia ateina iš kito saugiklio, tiksliau saugiklinės Left Front Combination Light, Right Front Combination Light, Clearance Light. Tai yra apšvietimo lemputės kairės dešinės pusės salono. From AT Select Lever Illumination Light. Automatinis dėžės perjungimo selektoriaus iliuminacijos, tai yra šio apšvietimo, bet 34 saugiklis 10 amperų iki jo eina relė, o ta relė valdoma yra Body Integrated Unit, vėlgi komforto blokų. Tail and Illumination Relay, valdoma komforto blokų, kur yra paduodamas maitinimas ir įžeminimo. Daytime Running Relay, AC Relay Holder, Left Rear of Engine Compartment. Reikės peržiūrėti reliukės. Ok, šičia viskas kaip ir aišku su kelintu šio 34 saugikliu. Tai liko 12 saugiklis variklio skyriuje. Čia rado 12 saugiklį ir jis yra Main Fuse Box. Tai variklio skyrius 12 saugiklis. Išsišakoja į ECM, tai variklio kompiuteris. Ir Data Link Connector, diagnostikos jungtis. Variklio kompas ir diagnostikos jungtis. 12. Aišku, vienas modulis gali pilnai sužadinti ir ECM. Kam reiktų toliau pasižiūrėti Body Control Module Circuit. Komforto blokas. 7 Power Distribution. Ir 7 nueina į Body Integrated Unit, Center of Dash. Per vidurį skydelę randasi komforto blokas, kuris turi žeminimą vieną, kaip minimum 1, 2 žeminimus right side of dash žeminimas ir right kick panel dešinė pusėje. Abudu žeminimai salone. Šio Subaru iškrovos paieškas pratęsim sekančiame epizode. Iki kito karto.